Saulės keliu aš einu, kadangi saulutė esu. Sveiki bičiuliai, atvykom su draugais į Latviją. Šiandien gavosi toksai ekspromtų švaros žygis vienos dienos. Prižadė, kad nueisim 45 km. Tai pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Net nežinau, kur esam, girdžiu, kad jūra ošia už nugaros kažkur tenais. Tai va, tokia džiugi naujiena. Labai džiaugiuosi, sakė, ir orą prižadėjo neblogą, tai bus turbūt smagu. Jeigu ką, eigoj paskui dar papasakosiu, kaip čia mums sekas ir kokie čia nuotykiai mūsų laukia. Nu ką, bičiuliai, žygis tęsias. Jau praėjom gal 2,5 valandos maždaug. Šiaip labai smagu, miškai aplinkui, pelkės visokios, labai graži gamta aplinkui. Oras superinis, ne per karšta. Atrodo, lyg tai vėjas didelis, bet miške nėra jo. Nu kokie pastebėjimai, tai atrodo, lyg tai jau ir tų žygių matęs ir viską, ir batai tie jau pravaikščioti, bet va, per pirmas 1,5 valandas jau iš karto sutrynė pūslės ant kulnų. Nu tai aš jau šį kartą ginkluotas, pleistrais visokiais. Tai apsiklijavau dabar, va, judam toliau, bet jau kulnai paskauda, netgi ir per pleistrą vis tiek jaučias. Tai net nežinau, kaip čia galvot, ką čia galvot, ar čia dėl to, kad senai nevaikščiojau jau tos kojos, oda, sakykim, tokia išminkštėja. Ar kokios koinės netokias pasitaikiau, netokias užsidėjau, nežinau. Na, bet šiaip labai smagu. Pasišnekučiuojam. Kol kas greitis apie 4,5 per valandą. Per tas visas pelkės ir miškus ir duobės. Tai va, kol kas tiek. Kaip toliau seksis. Jeigu kas kažkokių įvyks, papasakosiu. O šiaip labai daug matosi visokių stirnų, šernų. Ir lakstančių čia aplinkui. Turim šuniuką čia, kuris irgi ten pagainių jos dar truputėlį. Tai neliūdim, žodžiu. Nu, labai gražios vietos aplinkui. Tiesiog fantastika. Laukinis toks krantas visas. Čia kopos taip išgriaužtos. Labai gražiai atrodo iš tikrųjų viskas. Nuostabu. Nu ką, tęsiam žygį. Dabar ėjom gal kokį 10 km pajūriu. Labai gražus oras, šviečia saulė. Nu tiesiog fantastika iš tikrųjų. Nu kojas aišku man paskauda dar, nes tas nutrintos pūslės niekur nedingo, taip greit jos neužsitraukė. Dabar darysim pertraukėlę turbūt. Čia kolegos nori biškį pavalgyti. Man tai kaip švaros diena, tai neaktualu tas maistas. Aš šiaip negaliu pasakyti, kad labai lengva, iš tikrųjų, čia taip ekspromtų visai nieko nepasiruošus. Tai yra ką veikti, bet tuom ir smagus šitie žygiai. Nu va, toks nuostabus gražus pajūris. Visur medžiai taip išvirtę. Ėjom per mišką, per kalniukus pakalinės. O ir draugę turim. Nu ką, švaros žygis jau į pabaigą. Beliko gal kokie 2-3 kilai. Saulė nusileido, palydėjom. Tai antra pusė žygio tai tokia pusiau ekstremali, sakyčiau. Ir per šlapę smėlį, ir per kopas, ir per miškiukus visokius su išvirtusiais medžiais, ir per griovius pašokinėt, žodžiu. Viską teka. Nu, bet smagu iš tikrųjų. Geras žygis. Kažkur tai nuo kokių 30 km pradėjo kūno stipriai valytis. Tai ir vidurius pūtė, žodžiu, ir augė jaučia, ir perdžių, ko tik nebuvo. Tai tikras švaros žygis. Tikrai sunkus. Nu va, čia noriu pademonstruoti, kokias puslikės nutrynė tas švaros žygis. Pasiėmęs buvau kerzavinius batus, kažkada lyg tai buvau ėjęs su jais, lyg tai taip netrynė man. Bet dabar va, praėjo laiko kažkiek tai ir, nu, gan stiprią pūslę sutrynė. Tai labai tas, aišku, apsunkina žygiavimą.
Dar ir pasirodo liktai batai tokie, kur vandens nepraleidžia. Ir iš tikrųjų jie nepraleido kažkada, tai kol naujesni buvo, nu kiek ten naujesni, prieš metus. Sakykime, ir tikrai pabalas laipėjau ten ir sprindžia gilį ir nieko, o dabar va ėjom pajūry. Ir, nu aišku, ten nuo tų bangų visų nepabėgsi. Tai va kokią bangą duodi ir prisėmi tada vandens. Nu ir aišku, ir koja sušlapa einant. Tai su obalinė šį kartą kažkaip nelabai pasisekė. Nu, dar truputį papasakosiu apie vakarykštį švaros žygį. Praėjo naktis, šiaip nebuvo labai gerai. Truputį skaudėjo kojas, nu, vakar kažkaip tai praplyšo tą puslį. Nusigrandžiau besimaudamas kelnes, tai vat skaudėjo tą kulną ir rytą šiandien atsikėlus. Iš pradžio taip jautėsi klubo sąnariai truputėlį toks įskausmas, bet va, prasivaikščiau, kiek čia praėjo, gal pusvalandis, gal 10, apie pusvalandį. Ir viskas praėjo, nieko nebeskauda. O šiaip, vakar ėjom žygį iš Papės į Jurmalciems, į vieną pusę ėjom mišku, o atgal jau ėjom palei vandenį, palei jūrą. Į pirmą pusę gavosi 22 km, o atgal turėjo būti ten kažkur tai apie 17. Palei jūrą trumpesnis atstumas. Tai, bet palei pat jūrą nepavyko eiti, nes buvo didelis vėjas, bangos iki pat kopų, tai teko ir per kopas praeiti, ir per tuos kalnuotus miškiukus su visokiais grioviais ir išvirtusiais medžiais. Nu, žodžiu, toks atrodo kilometrų mažiau buvo, bet turbūt žymiai sunkiau. Nu, aišku, dar ir dėl to, kad jau antra kelio pusė. Irgi tas prisidėjo, o man, sakykime, jau tikrai grįžinėjant labai stipriai pradėjo valytis kūnas ir pykint pradėjo ir ten gurguliuoti visi viduriai, sakykime, ir pūsti vidurius ir, žodžiu, ir perdžiau, ir augė jau ten, nu, žodžiu, tikrai jie lauk visokie toksinai ir šlakai lauk iš manęs, tai sakyčiau, labai pavykęs švaros žygis. Iš viso nuėjom 40,5 km, nu, nes kolegė turėjo telefoną, su kuriuo ten matavo, kiek ten tų kilometrų nueina. Nu, tai ekspromtinis švaros žygis, nieko nepasiruošus. Labai džiaugiuosi, kad nuėjau. Tai linkiu ir jums tokių žygių. Tiek tam kartą.